Nu, girdėjot, Surskė, kad ir Šimašius nešventas. Eikit. Ir kągi tokio pridirba mūsų Facebook'o meras? Nu, Šimašius paskyrė naują šiukšlyno direktorių. Ir kas svarbiausia, be konkurso ir dar šokį gerą draugelį. Respekčiukas merui, kad jis turi tokių draugų, kurie aukojasi dėl bendro reikalo, kurie sutinka dėl bendro reikalo gyventi šiukšlyno valdovo gyvenimą. Tai jūsų galva čia yra aukojimasis. O tai kas čia jūsų galva? Ar čia prestižas ar ne? Jūs nueikit va į bet kokią mokyklą. Nueikit va į Filaretų. Nueikit į tiksliųjų mokslo licėjų. Nueikit į Jėzuitų gimnaziją. Nueikit galų galiai Šolomo Aleichemo. A, ko man ten eiti? Kur jūs šią kalbą sukat? O vat jūs vat nueikit. Nuveikit. Nuveikit pas vaikus į mokyklą. Į licėjų gimnaziją ir paprašykit, kad vaikai parašytų rašinėlį tema, kuom aš noriu būti. Ar jums atsiras nors vienas vaikas, kuris parašytų rašinėlėje, kad jis nori tapti šiukšlyno direktorium? Jeigu rasit nors vieną vaiką, tada aš jums įsipareigoju išvalgyti visą šiukšlių konteinerių turinį. Tirštinat spalvas, ponas. Aš tirštinu. Jūs vat nuveikite į kokį nors prestižinį vypo vakarėlį, užsidėjęs kokį nors brangų smokingą. Prisistatykit šitą pačiam Kabašinskui ir susidaužkit su jo konjako taurėmis, kurvaizerio. Reiškiasi. Ir po to jam pasakykit, kad jūs esat šiukšlyno direktorius. Aš pažiūrėsiu, kaip jumis apsauga tada už škvarniko ištems, išmes į lauką ir dar apspjaus. Ir nepadės nei jūsų smokingas, nei lakierkos, nei brilliantinų plaukai, atsiprašau, už įsireiškimą. Ir čia turi Šimašius rankas kojas bučiuoti tam žmogui, kuris sutiko tapti šiukšlyno direktorium ir dirbti tokį nemalonų, smirdantį, šūdiną darbą. Nebijokit, sėdės tas Šimašiaus draugelis šiltam kabinete Vilniui, įgurkšno savo kavutę už labai didelę algą. Aš suprantu, ką jūs norit pasakyti, bet čia, taigi čia yra tragedija. Nei žmona pasigirs kam nors prie žmonių, kad vyras šiukšlyno direktorius, vaikui mokykloje gėda. Tėvas, senolis, po obelim, vabolmušę, linguoja galvą, pražylės viskas. Oi, koks vaikas buvo neblogas, ir aukštai turi, ir dabar vo. Prašoms, kad norit, už ką toks likimo smūgis. Linguoja galvą toliau senolis po obelim. Supratau. Jo, supratingasis, o jūs ką baigėt? Pelė, jūs bijot, kad aš dabar leptelsiu, kad prie Zuoko buvo geriau. O aš nebijau, aš ir leptelsiu. Prie Zuoko buvo geriau. Prie Zuoko geriau buvo. Zuoko prie geriau buvo geriau. Buvo prie Zuoko geriau. Jo.